Kai jaunoji Kėžių kaimo gyventoja Ingrida Kraštytė dar tik mokėsi pardavėjo profesijos Kupiškio miesto žemės ūkio mokykloje, ten pat gretimai ir statybininkų mokėsi toks vienas vaikinas Usūrinis, kurio pati Ingrida tikrai labai neapkentė. Taigi draugė su profesijos mokslais Usūrinis su savo klasiokais draugė dar mokėsi ir vidurinės mokyklos mokslus, o jau vos prasidėjus pavasariui, būnant antrame kurse, buvo jau iškart per pamokas pradedama rimtai planuoti, kaip kas bus per artėjančius būsimus 12 brandos egzaminus. Net ir anglų kalbos pamokas, kurios vyko bendrabučio 3-ame aukšte kabinete, šioji mokytoja Lijana visus ragino dar stropiau mokytis ir ruoštis baigiamajam pasiruošimo egzaminams darbui. Usūrinis mokėsi anglų kalbos su 6 savo klasiokais – Virmiu, Inčyru, Kšatu, Pranciu Filipu ir Baku, o visi kiti mokėsi rusų kalbos. Jau kovo mėnesį mokytoja davė nurodymą šiems mokiniams susiskirstyti poromis klasėje ir paruošti po anglišką skirtingą dialogą. Usūriniui anglų mokytoja davė paliepę daryti bendrą pokalbį su klasioku Filipu, bet pats Usūrinis pradžioje baisiai šito nenorėjo ir vis atsikalbinėjo, nes dar nebuvo pamiršęs to nelemto nutikimo, kai per muštynės Filipas jam buvo pamušęs akį. Tačiau jeigu reikia dėl būsimos pamokos to, tai ir būtinai reikės daryti bendrą dialogą su klasioku Filipu, tad galop ir teko visai nusileisti mokytojos norams. 2004 metų kovas.